gyvasis kelias, tikrovės kelias yra tam skirtas, kad mes jame kauptume patyrimą visų labui. Tuo pačiu ir savo labui. Kadangi tie patyrimai skirti tam, kad jais dalintumėmės. Įsivaizduokit, jeigu mes jais nesidalinam, reiškia, mumise nėra meilės. Tiek, kad mes atsivertume. Kodėl mes, pavyzdžiui, neišdrįstame melstis garsiai? Todėl, kad nėra giluminio atsiverimo. Nėra meilės viduje. Nėra. Tik tai yra intelektualus suvokimas. Taip aš myliu. O būsenos meilės nėra. O meilės būsenos, jos negalima išmokti, negalima įteikti savo. Ja galima tik tai per atsiverimą, gyvą maldą, pripildytų meilės gyvų virpesių ir tada savaime trokšti tą išliet kitiems. Tu nebegali išlaikyti savo patyrimo savo. Ir tada daliniesi juo. Maldos negali išlaikyti savyje. Tu nori tą išsakyti. Tai jūs lakmuso popierėlis. Nesiveldžiat garsiai. Reiškia, nėra jumise to meilės spaudimo pakankamo, kad ištrūktų iš jūsų garsi malda. Nėra patyrimų padalinimo. Reiškia, jumise nėra meilės tokios bangos, kad jie išlietų tą patyrimą kitiems. Nesidalina dvasiniais mokymais, kokie jie bebūtų, nesvarbu, seklūs, menkučiai. Reiškia, jumise nėra meilės, kad jį išlietų tą dvasinę sampratą, kurią jūs turite. Mąstot viduje, mąstot. Nėra nemąstančių žmonių. Bet štai meilės bangos, kada jūs neįsileidžiate į vidų, štai tada jūs ir laikote užčiaupę burnas, tampate savanaudžiai. Na, ką padarysit? Atsiversit giliau, patirsit meilės virpesius, iš vidaus jūs toji banga, kaip potvinys užlies, dalintis patyrimais, kitų labui. Ne jūsų labui, kitų labui. Garsiai melstis, kitų labui ir kad Aldona girdėtų. Girdėjai, kaip aš meldžiausi? Jau per daug, jau girdžiu tikrai. Tai gerai. Aš ir dėl tavęs stengiuosi. Labai ačiū. Į sveikatą. Tu ar baigiu. Amen. Vakar mes skaitėm nuostabius dalykus apie religiją. Tai va, religija, jinai mus neizoliuoja nuo visuomenės. Ir mes patys nuo visuomenės neizoliuojame savęs. Mes tampėme aktyvūs, veiksmingi visuomeniškai. O kokie jūs galite būti aktyvūs visuomeniškai, neprisipildę rojaus trejybės meilės? Taigi jūs bijosit aplinkos. Dėl to jūs ir galvojat, kad jūs negalite garsiai kalbėti. Jūs galite už mane garsiau kalbėti. Galit. Tik tai pripildykit vidų savo meilės virpesiais. Ir Aldona girdės, Albinas girdės, Antanas girdės. Štai kokia bus tada mūsų patyrimų, pasidalinimų banga, kad girdėtų visi. Išeitų čia ne kaip iš kažkokio vakumo. Matė, lūpos judėjo jūsų. Bet niekas nieko negirdėjo. Kaip sako, ten ir aš buvau, alų midų gėriau, burnoj nieko neturėjau. Kad nebūtų šitai, kad būtų dvasiniai burnoj, bet kad įeitų per ausis, ne vien tik per akis. Nes ne visi gali lūpas skaityti. O kiti ir sėdi ne prieš lūpas, o šalia lūpų, todėl nemato.
Tai va, žodžiu, tikroji religija, jinai turi viską. Daryti taip, kad kitiems būtų geriau. Ir humorą turi. Tai va, aš kartais jums ir sakau rusiškai, vardan humoro. Ne šiaip savo, kad jūs trupučiuką atsipalaiduotumėt. Gerai, pasimelskim toliau.